Tai ką, sveikas? Labas. Šiandien tokią temą atsinešiau, siūlyčiau pakalbėti apie nežinojimą, tai yra apie tokį slaptą nežinojimą. Kiek, jeigu kiti žinotų, kiek aš nežinau. Tai yra, čia aš turiu omenyje įvairius dalykus, kai, pavyzdžiui, klientas klausia sprendimo ir neturiu. Tai dabar imti jam ir sakyti, kad šiaip tai nežinau. Kiek yra legalus nežinojimas apskritai, nes paieškos, tai aš rečiau susiduriu su paieškomis, dažniau matau, kad žmonės ieško rezultatų, tai yra, kad to atsakymo, bet pats ieškojimas ir nežinojimas yra toks mažiau atrodytų vertingas dalykas. Ar kažkas skamba tame, ką aš sakau? Aš dabar klausau ir galvoju, jeigu aš būčiau arba kažkokių reikalų turėčiau su tavim ir ar aš norėčiau žinoti, kad tu nežinai, taip. Ar norėčiau, kad tu apsimestum, kad žinai ir man pasakotum įvairiausius dalykus ir aš jais tikėčiau. Bandytum, taip sakant, išsivartyti iš situacijos. Tai yra, kad tuo metu ieškočiau, ar kad kažką tai meluoti tau pradėčiau? Ne, aš to, kad tu nežinai, bet pasakoju taip, kaip galvoji, melu nevadinu. Tu tiesiog neturi kažkokių tai duomenų, kažkokių faktų galbūt, bet pasidalinė savo nuomonę. Taip. Aš galbūt ir norėčiau žinot, kad čia yra tavo nuomonė, kad konkrečiai faktų nežinai, bet tavo nuomonė yra tokia ir aš ją norėčiau išgirsti. Ok. Tai ką tai tau pakeistų, jeigu aš tau pasakyčiau, kad nežinau? Vėlgi, žiūrint, kiek mes būtumėm pažįstami ir kokiam kontekste mes apie tai kalbėtume. Tai čia jau reikia santykio, girdžiu. Taip. Ok. Tai santykis leidžia nežinoti? Vėlgi, jeigu aš į tave kreipiuosi kaip į psichoterapeutą, taip. Ir tu vieną kartą pasakai, kad, žinai, geras klausimas, nežinau. Ar aš pasidomėsiu, ar aš tiesiog nežinau ir neketinu nieko dėl to daryti, arba gali būti visaip, kaip parašyta pas tave ant džemperio. Bet jeigu aš lankausi pas tave psichoterapijoje ir kiekvieną kartą girdžiu, nežinau, čia irgi nežinau, aš pradėčiau abejoti tavo kompetenciją arba tavimi kaip asmeniu. Tiesiog tu man keltum labai daug abejonių, daug šauktukų, kad tai ko aš pas tave einu ir aš ir pati nežinau, tai kodėl aš čia? Tai čia tu turi omeny tokį dažną nežinojimą. Taip. Jeigu pradėtų vis kartotis, girdžiu, tai tada jau, o ko aš čia tada iš jūsų einu, tu man jokių atsakymų neturi. Tarsi, pavyzdžiui, psichoterapeutas turėtų duoti atsakymus. Ne, aš suprantu psichoterapeuto darbą. Žmonės eina tikėdamiesi atsakymų iš jo, bet jie gauna atsakymus tiesiog ne iš psichoterapeuto dažniausiai. Atranda savus. Taip. Aš pagalvoju, gal tu turi omenyje gal kiek kitokias situacijas, tai pavyzdžiui, kai ateina pas ekspertą, specialistą, kažkokią tai, nes psichoterapija yra gal toks, tame specifiškumo yra, kad vis tiek yra padedama žmogui pačiam atrasti savo unikalius atsakymus, tai yra tokius individualius, o dažnai kitose profesijose yra, jie tokie klausimo atsakymo galbūt būdų, tai yra, kad galima gauti tos atsakymus. Aš suprantu tuos dalykus ir man atrodo, kad nėra žmonių, kurie gali žinoti viską. Ir net labai yra faina, kai pasitaiko tokios situacijos kiekvieno specialisto gyvenime, kuomet jis gauna klausimą, į kurį negali atsakyti. Taip. Tai yra puiku, tai yra vieta tau sužinoti, atsakyti, ieškoti ir taip toliau. Jeigu aš kaip specialistas negaliu atsakyti kas antrą klausimą,
Tai aš pati savo turėčiau užduoti klausimą, tai kas aš per specialistas, arba kodėl aš tiek daug nežinau, arba aš esu ne savo lauke, arba iš tikrųjų mano žinių bagažas yra pakankamai menkas, arba kažkas su manim darosi, kad aš nežinau, pradedu savim gal abejoti. Nes aš neretai kreipdamosis į specialistą kažkokioje tai srityje, daug pažengusių asmenį, tai aš turiu tokį įsivaizdavimą, kad žmogus turi atsakymus. Ir čia yra mano toks nusipieštas vaizdelis, kad pradedu idealizuoti. Ir iš tikrųjų tai dažnai būna, kad vis tiek visų atsakymų negali žinoti. Ir galbūt pažengimas toje profesijoje, ekspertiškumas leidžia greičiau rasti tuos atsakymus, mokėti jų ieškoti. Tai yra, kad ekspertų žymiai mažesnį laiką užtruks surasti atsakymą, nei, pavyzdžiui, man nuo nulio mokantis. Tai ir aš tą sudedu nuo tokį kaip, tarsi turėtų žinoti ir būna nustembu. Sako, nežinau, reikia pasidomėti, tada per tiek ir tiek laiko galėčiau to atsakyti. Ir man toks pastebiu, kad aš turėjau viziją, kad žmogus, jeigu yra pažengęs, tai turėtų žinoti tarsi į visus klausimus. Jeigu yra sritis, ten, nežinau, tarkime, finansai, tai jeigu užklausiu, tai jau būtinai turėtų žinoti, jeigu ten, pavyzdžiui, finansininkas yra žmogus. Tai jau viskas, kaip galima nežinoti kitų finansininkas. Tarsi visus klausimus apie finansus reikia žinoti. Tai yra, aš pastebėjau tą idealizavimą, nežinau, ar daugiau, aš čia kažkaip taip galvoju ir čia skiriuosi nuo kitų, ar čia labai panašus esu, pavyzdžiui, judvi. Man tai yra toksai variantas iš to, ką jūs kalbat. Man visą laiką, aš turiu tokį matymą, kad kiekvienas mes turim ribotą žinojimą. Kad tas žinojimas yra begalinis ir kad pritarčiau Ievai, kad visą žinių nesu sutikusi. Aš bijočiau tokius. Aš bijočiau ir aš net nelabai patikėčiau. Nes man atrodo, tai yra neišsemiama, nes vis kyla kažkokie klausimai, yra vis lygmenys. Man labai yra svarbu, kai aš girdžiu, kad aš nežinau, aš užskaitau arba galiu suvalgyti ar toleruoti tai, jeigu aš girdžiu ketinimą apie tai sužinoti, pasidomėti, man labai legalu, kai žmogus nežino dalykų. Ir man atrodo, kad dar mano supratimas apie kito žinojimą priklauso labai stipriai nuo mano žinojimo apie tą patį dalyką. Mano suvokimo. Tarkim, jeigu aš neturiu, jeigu man viskas, kas yra susijęs su pinigais, su klausimu aš kreipiuosi į buhalterę, tikėdamasi, kad jinai man atsakys klausimą, kur dabar aš suprantu galėtų atsakyti finansininkas. Tai čia man apie mano pačios dargi žinojimą. Nes žodis kodinis būdavo, tada man atrodavo, kad viskas, jau tik tai tas žmogus gali žinoti. Ir man daro įspūdį teigiama tada, kada žmogus sako, įdomu, aš nežinau, aš pasidomiu ir gaunu, pavyzdžiui, tą atsakymą po kažkurio tai laiko. Tai man tada tas toksai nežinomas reiškia, kad aš einu link žinojimo, aš einu link išmokimo kažkokio, link patyrimo, tas konkrečiai žmogus. Ir aišku, viskas priklauso nuo konteksto. Nelabai įsivaizduoju chirurgo stovinčioje, kuris nežino, kur jisai pjaus, kai jam reikia tiksliai pjauti. Tai labai tokie, nuo labai mažų dalykų, tokia kaip guma tampos, zuminas, zumautas. Ir gal iš to, ką pasakei, kad aš galbūt labiau į save nusikreipiu tokius dalykus, kur man atrodo, kad aš turiu žinoti. Tarkim, savo pasiimu dalykus, kai užduodu, kad turėčiau aš gal čia tikriausiai žinoti apie tai. Bet man tas nežinojimas yra pakankamai legalus ir labai gerbiu tos žmonės, kurie nečiešina, kurie pasako, kad nežinau. Ir pasidomėsiu. Iš ko, pavyzdžiui, ar kokia tema, ar iš kokio žmogaus nenorėtumėt niekada išgirsti, kad nežinau? Iš chirurgo po operacijos. Bet tai yra visiškai normalu. Nežinau, ar kažkas tai ten gavosi. Bet esmė yra ta, kad chirurgas padaro tiek, kiek jisai gali, o paskui jau tvarkosi paties žmogaus organizmas, kaip bus.
jis nežino, jis tikrai nežino. Jis gali pasakyti, ką jisai žino, tai yra, ką jis darė, ką jis pamatė ir kaip praėjo. Pavyzdžiui, aš tai asmeniškai tikiuosi, kad galėtų pasakyti, ar operacija pavyko. Tai pavyko, bet gali įvykti infekcija, gali žmogaus organizmas nesusitvarkyti, gali būti nematytų. Čia yra dalykai, aš turiu minėti apie būtent, kol gulėjau ant operacinio stalo, ar ta dalis, ar pavyko. Jeigu man pasakytų, nežinau, kažkaip tai ten bandėm, pažiūrėsim, kas gausis. Iš to, tai, tikrai nenudžiugintų manęs toks atsakymas. Nes čia jau įsivaizduoju, kad atsiduodu specialistų į rankas ir, kūnas kažkaip tai, pats gali ir nesusitvarkyti. Tam reikėjo būtent intervencijos. Tai yra, kad tam tikrų tokių, nuo to mano, pavyzdžiui, sveikata priklausytų. Tai aš nenorėčiau, kad, pasižiūrim, kas čia gausis. Jo, tada linkiu kokiam nors Indijos kaime operacijos nepatirt, nes gali gauti atsakymą. Tikėtina, kad nenorėčiau. Ja. Man iš tų klausimų, tai aš kažkokia tai įsivaizduoju, kad yra kažkokia tai abėcėlė minimumas. Tai tarkim, pavyzdžiui, jeigu atidarau automobilio kapotą ir esu pas automechanikus ir rodau į detalę ir klausiu, kas čia. Ir jie man sako, nežinau. Mėsininkui rodau, ta prasme, kokią, nežinau, kanopą arba ten kažkokį reikalą, aš sakau, kas čia per organas, ten kokio gyvulio. Jis man sako, nežinau. Tai tada aš jau sabėjočiau, to žmogaus, ar jisai savo vietoje apskritai. Ir aš nešneku apie tai, kad atsivežiau tokį automobilį, kokio ten nėra, kosmo automobilį, tarkim, atvažiavau su tipiniu, standartiniu kokiu nors ten, tarkim, Toyota, kuri jau tikrai ne viena Lietuvoje, ir aš atidarau, parodau, jis sako, nežinau. Tai tada man atrodo arba juokauja, arba kad man reiktų užsidaryti kapotą ir važiuoti kažkur tai kitur. Tai apie tokius dalykus, arba kai nežinau, aš matematikos mokytojo paklausiau, kiek bus 2 kvadratus, jis sakytų, nežinau, ir jis iš tiesų nežinotų. Yra kažkokie dalykai, kur, man atrodo, abėcėliai, pagrindai, kur aš tikiu, kad žmogus vadinasi taip, arba atlieka tokį vaidmenį, užima tokias pareigas, nes jisai turi tam tikrą bazinį žinojimą, kurio reikia čia būti. Mhm. Aš tai iš tikrųjų susivokiau, kad ne iki galo pasakiau, kuri man vieta iš tikrųjų kabina visoje šitoje temoje. Tai apie labiausiai tai man kabina, kai į mane kreipiasi ir kai tikisi iš manęs kažkokio tai ekspertinio žinojimo, o aš jo neturiu. Būna slegia šitas dalykas. Psichoterapijos laukia tas kitaip yra, bet visose kitose laukose tai būna, man viduje atsiranda toks reikalavimas, tiksliai, tai reiktų dabar žinoti ir ta tarsi spaudimas, o tai kaip aš čia dabar nežinau, ne tai, kad galėčiau, įdomus klausimas, eisiu pasidomėti, bet man tai ateina su įtampa, nes aš pasiimu kito lūkestį. Tai yra, čia nežinojimui būna man vietos pakankamai mažai tada. Ar pagaunat apie ką aš? Aš pagaunu tą įtampą, kuri, man yra pažįstama. Tas svetimo perėmimą tokį. Taip. Bet čia man čia 2 dar dalykai yra, svetimo lūkestis, vienas dalykas, kaip su juo elgiesi, kitas dalykas, kad su svetimo lūkesčiu, kai tai yra profesinis santykis kažkoks, tai, tarkim, kai tu jau kažkaip vadiniesi, kad į tave galima kreiptis. Tai turiu minėti, nežinau, gydytojas, psichoterapeutas, konsultantas, vadovas. Man 2 niuansai, kaip elgtis su kito lūkesčiu ir kaip su tom ir kaip žinoti arba nežinoti. Atsiskiria 2 tokie momentai. Aš tiesiog pagalvojau prieš tai jums, kur uždaviau klausimą, iš ko niekada nenorėtumėte išgirsti žodžio nežinau arba kokia tema. Tai pagalvojau, kad iš artimo žmogaus uždavusiam klausimą, ar tu mane myli. Tai nenorėčiau išgirsti. Sakiau, gerai, čia praėjo. Toliau. Nežinau, reiktų pagalvoti. Susijęs su kita tema, kurią aš tikiuosi, bet pasišnekėsiu. O kokia čia galėtų būti tema?
Pabaigėjau. Ir apie šitą vat, nežinojimą. Aš anksčiau labai turėjau gają šitą savybę, bruožą, būdo, kaip jį pavadinti, nedarbiniai veikloje, bet tiesiog gyvenime. Tai yra, kai aš nežinodavau, aš vis tiek bandydavau atsakyti klausimą. Ir atsimenu tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, Prahoj, vaikštau po parką, prieina dvi merginos su milžiniškom kuprinėm, ką tik užlipusios į kalną didžiulį, vaikšto irgi po tą parką, prieina ir sako, atsiprašau, gal žinot, kur čia Prahos pilis yra, ir aš net neįsivaizduoju, kas ta Prahos pilis, kur jinai yra, aš dar jos nemačiau, ir aš sakau, taip, nulipat nuo šito kalno, ten einat keliuku, tenai paeinat paskui bus laiptukai ir visa kita, ir užlipsit ir bus pilis. Ir jos susižvalgo, sako, tikrai, nes čia lyg pagal žemėlapį, tikrai, sakau, tenai vat yra, ir man net netopteli galva, kodėl aš noriu padaryti gerą, žmogus manęs paklausė, aš jaučiuosi atsakinga už tai, kad jam parodyčiau, kur pilis. Ir jos nueina tais laiptukais į apačią nuo kalno, aš einu toliau parku ir už 100 metrų aš išvystu Prahos pilį. Wow. Tai yra, vaikščiodama po tą pilį, aš labai bijau sutikti tas merginas, kurios apėjusios ratą ir įlipusios dar kartą į kalną, pamatys mane. Aš esu buvęs tų merginų vietoje. Ten buvau ne aš. Ne, buvai ne tu, yra daugiau tokių. Bet taip užtikrintai man, aš pamenu, Klaipėdoje buvo, aš klausiu, kur tas ir tas yra, ir man parodė taip užtikrintai absoliučiai priešingą geografiškai pusę, kad aš tiesiog, aš eidamas, aš nuolat tolau. Tik tais. Tai man buvo toks, wow, čia kažkas tai tokio būtų, kad jeigu paklausčiau, kuria pusė yra jūra, tai man parodytų į Vilnių. Tai eik ten surasi. Kažkas tai tokio. Bet labai, taip, net nesuabejočiau, kad žmogus nežino, čia tiesiog, tikrai žino, nes taip, tai ten. Okay, ir aš pėdinu ir taip kažkaip tai jausmas, kad ne ten kažkaip jausmas. Perklausiu, jo, ir rodo man į kitą pusę žmogus taip antras. Kažkaip jau aš esu atsargesnis, tada trečio klausiu. Tai parodė ten pat, kur ir antras, tai buvo bumbėdamas jau. Man jūs priminėt dar vieną sceną. Aš atsimenu, kaip su bičiuliu prieš daug metų važiavom į Lvivą ir klausėmės Okeaną Elzę. Ir aš tada taip ukrainietiškai nešnekėjau kaip dabar, bet aš supratau žodžius. Ir aš niekur iš to automobilio labai pasprūkti negalėjau, mes klausėmės ne vieną kasetę ir jis manęs vis klausė, ką dainuoja, ką dabar dainuoja, tu turi žinoti, nes tu supranti ukrainietiškai. Ir aš atsimenu tą žinojimo momentą ir kai aš jau ilgainiui paskui pradėjau jau suvokti, netgi iš tų pastangų, kai kurie žodžiai daugiau vis pagaudavau, bet ten labai raiškiai nedainuoja. Ten net ir žinant, dabar aš buvau koncerte, net ir žinant tos žodžius, suprantant, nutarimo nesupranti, ką dabar padainavo. Bet tą pušinimą, kad tu turi žinoti, tai nesu pajūtus. Atsimenu, kai labai seniai, kai dar tik išėjo Titanikas, mano sesuo buvo iš vis maža ir atėjo draugė, kuri nekalba rusiškai, mano sesuo irgi nekalba rusiškai, šiek tiek gal supranta kažką tokio dabar, bet tada buvo ten vaikai 8 ar kažkiek tai metų ir jos nusprendė žiūrėti Titaniką ir mano sesuo sakė, aš suprantu rusiškai, aš tau išversiu. Ir jos pasižiūrėjo, mano sesuo vertė visą filmą. Ir čia prieš keletą metų šita draugė mūsų bendra, kuriai virš 30, jau praėjo nemažai laiko, po filmo sako, aš pažiūrėjau Titaniką 2 kartą. Sako, tai va, apie ką tas filmas. Bet sesė sakė, labai stipriai neapsiriko. Gal dialogus nepataikėme. Tai kaip čia su to žinojimu, su to pušu, ta prasme, savo, kiek... Aš pamenu, kad turėjau tarsi tą lūkestį kažkokį pateisinti, kažkokį... Ir dabar šis paklaus, ar yra jums tai buvę, kad jūs kartais nesiveldavot, net žinodami nesiveldavot į žinojimo savo demonstravimą, žinodami, kad klausimai nesibaigs ir bus pasiektas jūsų žinojimo dugnas kažkur, kur žmonės neatstos? Man taip, kai vesdavau mokymus, būdavo, kad aš
pasižiūrėjęs į laikrodį, tardavau nežinau, tam, kad baigtųsi klausimai, nes man dar grįžti, pavyzdžiui, iš kokios Klaipėdos į Vilnių reikia. Nu, nes tiesiog aš suprantu, kad labai yra įdomu, dėja, man dar išsimiegoti reikia, nes kitą dieną vėl anksti vesti mokymus. O kas, sakai, kad yra situacijų, kur sunku nežinoti, o tada drąsiai išėjo. Kuo skiriasi? Čia man buvo toks įrankis atsimazinti nuo klausimų, nes neišdrįsdavau pasakyti, kad tiesiog, atsiprašau, bet skubu mes jau ir taip užtiesam. Tai to aš neišdrįsdavau, tai aš tokį kaip, man tai buvo kaip metodas, tai yra visai kita mintis už to. Taip, čia ne apie žinojimo reikalą, čia tiesiog žodis, kuris technika leidžia. O tai, ko tu klausėjai, tai yra ta nesibaigianti klausimų lavina iš kitų žmonių, kai aš demonstruoju savo žinojimą, tai mane išmokė turbūt kitaip rinkti informaciją ar kitaip žinoti. Tai yra netgi dabar mokydamasi ar apie bet ką domėdamasi, man nepakanka vien tik tai fakto. Pavyzdžiui, sako kažkokį tai anatominį faktą, ar ne, kad pas žmogų yra taip ir taip. Man nepakanka vien to žinoti fakto, nes aš pagalvoju, jeigu sulauksiu klausimų, o kodėl, o iš kur, o ką tai daro, o kaip tai veikia ar dar kažką, aš turiu suprasti patį mechanizmą, kodėl tas faktas atsirado. Nors profesiškai tau nereikalingi šitie dalykai. Tai gali būti nereikalinga, bet aš galiu sulaukti klausimų. Kitas dalykas, toks žinojimas man padeda sieti dalykus tarpusavį. Okay. Man tuo būna padeda vaikai. Kiek prasideda taip, šitas klausimas ir pamenu, kaip pirmą kartą mane prigavo rodo į laužą ir klausia, kaip čia kas vyksta, tai, sakau, ugnis, nes dega malkos, o kodėl? O tai kaip čia? O kaip čia tas dėdygimas ir galvoja, šiaip iki galo pas nežinau, ugnis tai karšta, bet kažką tai dabar mažamečiui reikia paaiškinti, nes taigi vyresnis esu, turėčiau čia žinoti. Aš nepamenu, ką pasakiau, bet tikrai buvo daug kūrybos, ekspromto ir galimai nepagelbėjau aš pagilinti žinių, ten šiek tiek ir prikūriau. Aš manau, kad jam esmė tiesiog tavęs klausti ir išgirsti iš tavęs kažkokį tai pasakojimą. Ir kitas dalykas, ką tu pasakei, aš pagalvojau, kad mes nežinome elementarių dalykų, nes mes apie tai nemastome. Ugnis tiesiog dega. O kodėl, o kokiu principu. Ir aš galvoju, jeigu mes visą tai žinotumėm, mes taip užkištumėm savo galvą ir kam. O man tai smalsu. Man taip pat smalsu, bet tas smalsumas vėlgi mes limituoti. Gal ir limituoti, aš sutinku, aš, pavyzdžiui, labai mielai iškeiščiau savo gebėjimą įsiminti visų dainų žodžius, bet kokių nesąmoningų, ir pakeičiau su gebėjimu įsiminti vardus, pavardės, filmų pavadinimus, knygų pavadinimus. Nes nėra šito, o man kažkaip sužadino tas smalsumą, iš tiesų galvoju, bet gerai, reikėtų. Aš žinau, kad ten dega degonės, kad išsiskiria CO2 tiksliukų klasė. Bet galvoju, nuo pačios pradžios. O tai kodėl mes neužsidegam? Jeigu mes, ta prasme, deguonį ir CO2 produkuojam. Ne, tai dar yra tas momentas. Tai man dėl to ir yra smalsu sužinoti. Ir su amžiumi aš pastebiu tokį dalyką su gyvenimu, kad aš arba turiu aišku atsakymą, arba aš užknisiu žmonės sakydama į tai, kad labai daug rakursų yra šitam klausimui. Ypač, kai manęs klausia, ko nors apie iš psichologijos, kodėl, pavyzdžiui, kodėl šitas žmogus man savas, o šitas nesavas, kodėl mano draugas draugauja su dviem žmonėm, su manim ir su kitu žmogumi, o aš niekaip su to žmogumi nesusieinu. Ir taip, pasakyk greitą atsakymą. Ir aš sakau, žiūrėk, labai daug visokių perspektyvų. Tai, ir sakau, reikia ir tą atsižvelgti, ir į tą atsižvelgti, ir į šitą, ir į šitą. Čia yra ir psichologiniai dalykai, ir pasąmonė. Ir aš suprantu, kad aš ilgainiui
kuo daugiau gyvenu, yra labai aiškus atsakymai, tikslios žinios kažkokios konkrečios, arba atvirkščiai gali būti visaip, kur aš tada sakau, kad oi labai daug rakursų, tai tu vienas gali atrasti atsakymą. O jo, čia mano artimoje aplinkoje yra vienas bičiulis medikas, kurio, jeigu paklausiu kažką apie žmogų, ligas ir taip toliau, labai patinka jo atsakymas, vat, panašus į tavo, kad, žinai, žmogus yra neįminta mįslė. Ir tai yra atsakymas į visus klausimus. Žinai, gali būti visaip. Taip, daug rakursų. Taip. Ir va tuose rakursuose aš tada suprantu, kad aš esu pastebėjus, kad jų yra, bet, pavyzdžiui, aš suprantu, kad kiekvienas iš tų rakursų yra diezo kokio ilgio, gilio šulinys, kiaurai, iki skersai žemės skersmenį. Ir kad viską, ne vieno iš jo iki dugno negalėčiau žinoti, o jau visų kartų, tai jo haidai, o dar gal yra tokių rakursų, kurių net nematau, nes atpažįsti, ką pažįsti. Ir nežinau, ko nežinau. Girdžiu, kad tarsi bandau susidaryti įspūdį, ar jūs čia kamuoja ar nekamuoja tas toks privalėjimas žinoti, kai kažkas tai tikisi ir tokio atsakymo negavau. Yra man keli scenarijai. Vat tu papasakai dabar apie tą degimą ir man smalsu. Aš noriu sužinoti. Nesvarbu, kad jie sako argumentus, kad smegenys, tarkim, ribotos. Man įdomu ir aš noriu smegenyse savo pasidaryti. Čia vienas variantas, ne? Kitas variantas yra toksai, kad nežinau ir nenoriu. Ir tas yra labai, ir tas galbūt, kad jeigu yra iš kito žmogaus lūkestis, kad aš, nežinau ir nenoriu tenai sužinoti. Tai čia kokie kaip du variantai yra. Okay. Smalsu ir noriu, arba, nežinau ir nenoriu. Ir trečias, kad nežinau, bet būtų gerai, nes tai kažkaip praturtintų ateityje. Dar toks ėjimas link to žinojimo per pastangas tam, kad dar platesnį ten vaizdiniai atsivertų, platesnis kelias. O kaip, pavyzdžiui, jūs jaučiatės, kai nežinot? It depends, priklauso nuo ko ir kur. Gerai, gali daugiau. Jeigu, pavyzdžiui, tai liečia mane, tai aš pasijaučiu įpareigotas sužinoti. Tada. Tai yra kažką tai apie, pavyzdžiui, kažko tai klausia apie mane, aš nežinau, dėl ko aš ten vienam, pavyzdžiui, preferenciją teikiu prieš kitą dalyką ar dar kažką tai tokio. Nebuvau susimastęs tiesiog ir tada aš taip pajaučiu tokį reikalingumą, reikėtų sužinoti. Ir čia įsipareigojimas yra ne prieš tą žmogų, o prieš save tada atsiranda. Toks, kita vertus, gal galima būtų sakyti, kad sudomina ir tiesiog, smalsu pasidaro. Bet čia man dar su ta įtampa tokia, kad, reikia tada sužinoti. Ne šiaip, kad norėčiau, bet dar ir tą prieskonį reikia dar prideda. Pavyzdžiui. Aš žinau, kad yra situacijų, kur man nereikia visko detaliai žinoti. Ir tokia skalėje apie nebeprieštumą, galbūt toleranciją, ne? Kad rytoj susitiksim, bus susitikimas. Tai man reikia žinot, kad jisai bus ir kokios mano atsakomybės, pavyzdžiui, per jį. Bet kas ten bus? Kiek jisai tikrai truks? Ar šitiek bus žmonių? Ir panašiai. Čia per susitikimo pavyzdį. Arba važiuoju į mokymus. Tai kas ten bus pagal valandas? Ne, tu važiuoji, tenai būnu. To žinojimo kažkokio apie tų faktų, ateities spėjimo galbūt faktų. Čia labiau šitą rakursą. Aha, čia užkabinai man tą temą, kur su laiku, čia man nežinojimas labai keičiasi. Nes, pavyzdžiui, anksčiau darydavau, jeigu, pavyzdžiui, mokymai trunka 2 dienas, tai abi 2 dienos, taip, kad čia neperspūsti, tarsi minučių tikslumu būtų. Ten aiškios sekcijos, ką veiksim ir taip toliau ir panašiai. Dabar man jau to nebereikia. Aišku,
Čia iš dalies yra ir iš nutikimų, kad tekdavo visą tą antrą dieną išmesti iš šiukšliadėžę dėl to, kad kažkas svarbaus įvyko ir ten ne pagal programą ir grupė yra tiesiog svarbu išsispręsti klausimą. Ir tada man labai sunku yra atsisveikinti su savo to pasiruošimu ir eiti į naują patirtį. Tai aš geriau būsiu nepasiruošęs ir tiesiog pasižiūrėsiu, ką ten galima padaryti. Kitas aspektas tai ateina toks pasitikėjimas ir savim, kad aš padarysiu, man nebūtina ten labai kruopščiai kiekvienam dalykui prisiruošti, nes esmė žinau, mintis yra, tai mintį turiu, man užtenka tiesiog tada, nes tai leidžia labiau prisitaikyti prie grupės poreikių. Man ir žinojimai atsiskyrė, yra dabar žalia mintį pasakysiu, bet man ir žinojimai yra atsiskyrę. Yra akademinis žinojimas, toksai, žinių žinojimas, tarkim. Faktų kažkokių. Faktų, žinių toks. Yra patirtinis žinojimas, kurį retai mes, apie save kalbėsiu, kurį ilgainiui jau dabar pradėjau užskaitinėti kaip savo patirtinį žinojimą, ką yra sunku, kur reikia pakankamai sąmoningumo, kad ko tiek drąsi esu, ne? Nes atrodo, ne akademinį žinojimą naudoju, o patirtinį žinojimą. Ir trečias kažkoks tai toksai, galbūt irgi čia žalios mintis, kad kažkoks yra intuityvusis žinojimas, kurį galima vadinti pasitikėjimu. Yra kažkoks trečias intuityvusis, kurį niekaip negalėčiau išpreparuoti ir parodyti, protų apimti. O jeigu čia įdėčiau žodį tikėjimas? Tikėjimas, pasitikėjimas, iš tų, čia panašu būtų? Man tikėjimas ir pasitikėjimas yra apie tai, kad kažkas įvyks gerai, bet tas mano intuityvus žinojimas gali būti apie dalykus, kurie tikėtina įvyks su įvairiais aspektais, su įvairiais atspalviais. Aha. Su teigiamu, su neigiamu, gali būti tame tikėjimo, galima tame būti ir tokio kažkokio pasitikėjimo, gali būti tokios išvalgumo kažkokio, pramatymo, jeigu taip žodyną plėsti. Bet yra, man kokios kol kas 3 formuojasi, tos akademinis žinojimas, patirtinis žinojimas ir tas toksai intuityvusis, kad atrodo, siela žino. Galbūt čia, aš bandau tą trečią kažkaip kitais žodžiais, kad bijau spėti ir neatspėti. Tai norisi man tikslintis dar. Ar čia gali būti, pavyzdžiui, patirtis šneka, kur nėra taip lengva ją įvardinti tiesiog, bet tai yra kažkoks tai, tu kalbi apie jauseną. Tarsi jaučiu, kad bus vienaip arba kitaip. Tai čia iš kažkur jinai atsiranda. Mūsų srities specialistai šneka apie intuiciją kaip apie neįsisąmonintą patirtinį arba kažkokį tai žinojimą. Ne? Taip. O aš visgi savo pasaulyje esu ją linkusi įskirti kaip į trečią, dalį. Taip. Aš tikiu, kad jinai inspiravo mano patirtis gyvenimiška, bet kokia. Skaitytos knygos, išgyvenimai, girdėti dalykai ir panašiai, bet aš ją laikau trečia rūšim. Tai čia ta neįsisąmoninta patirtis. Aš manau, kad tai yra neįsisąmoninta patirtis, kuri nėra priskirta prie kažkokiai kategorijai. Taip. Galėčiau pavadinti kaip chaosas nesuvokta tvarka, taip intuityvus žinojimas yra kažkaip dar nesukategorizuotas pasąmonės žinojimas. Bet labai net nenorėčiau net ir ten priskirti. Aš ją paliku kaip eterinį buvimą. Aš šitą dalyką visiškai suprantu ir man tai atrodo, kad tai yra mūsų sukauptos patirties ir žinių rezultatas. Tai yra konkrečioje situacijoje nesu buvusi, bet kai jie atsitinka, iš to, ką esu patyrus, ką žinau, ką mačiau ir girdėjau, aš galiu priimti sprendimą, kad taip elgtis bus geriausia. Taip. Bet man patinka kartais mistifikuoti dalykus, tai aš ją laikysiu kaip intuityvų žinojimą. Tai mūsų 6., 7., 12 pojūtis. Geriau skamba tiesiog. Žiūrint kam. Palikti tokio magijos elemento, tokio, kad jis šiek tiek toksai neaiškus. Logikam to neįrodysi su magijos elementais. Aš pati ir logikas, ir mystikas galiu būti. Net astrologija laikoma yra tiksliuoju mokslu. Ką jau čia kalbėti. Man tiesiog galiu netgi pasakyti, kodėl man taip norisi dar tą įskirti, ką dabar jaučiu, kad man norisi būti ypatinga. Neslėpsiu, ta prasme. Bet man ta intuicija yra kažkokia savasties, kaip
Tai, kad čia man, jinai byloja apie tai, kad tiesiog pasitikėjimas, savo kažkokiu tai uosle apie dalykus. Aš taip puikiai suprantu, nes darbe man yra taip, tai yra, kai mes buvom keletas kolegų ir turėjom priimti bendrai sprendimus ir kolegos labai aiškiai kiekvienas iš savo sričių pasakydavo argumentus, kodėl turi būti priimtas toks sprendimas, o aš sakydavau, ne. Ir manęs klausiau, tai kodėl, nes man atrodo, kad turi būti kitaip. Ir jie laukia pagrindimų ir aš sakau, aš negaliu pasakyti, aš tiesiog taip jaučiu. Tekia susidurti. Aš tikiu. Tai čia ta intuicija yra apie tai, kad aš jaučiu, kad šitai bus ir tai nėra labai aiškiame sąmonės fone, su nupaišytais schemomis labai aiškiai sudėliota. Jeigu labai kažkam reikėtų, įdėjusi daug pastangų, aš galėčiau tai pagrįsti logiškai. Nes tai yra ir pastabumas, ir atidumas detalėms, ir sukaupta patirtis, ir įvairūs rodikliai, visą tai gali sudėti vieną. Bet kai tai galvoj atsitinka staiga, tu randi tą atsakymą taip staiga, kad turi būti taip, tai yra mano protas arba ta intuicija, ji kalba greičiau negu protas, taip. Gali sudėlioti logiškai, tuo pačiu ir liežuvis visą tai ištarti. Ir čia, ko mudu, manau, skiriamės, tai yra, aš slepiu tą tokį veikimą iš pajautimo. Tai yra, kad aš apie tai nepasakoju kitiems. Aš galiu papasakoti pagal tokią kategorizaciją, Eglė, tai yra apie žinias, apie kažkokią tai patirtį, šitą galiu komunikuoti, bet kad kiti žinotų, kad aš iš tikrųjų visiškai nežinau, jaučiu, kad kažkas tai gausis ir einu ten ir darau, tai šito aš nekomunikuoju. Man kažkaip jisai toks mano apie mane ir toks, nesinori to skleisti ir demonstruoti, kad aš taip darau. O jeigu kitas tau pasako, kad taip ir taip ir taip, nes aš taip jaučiu, ką Eglė sako. Tai aš su tavim, Ieva, nemažai metų esu dirbęs ir teko susidurti. Ar kada nors mano nuojauta nepasiteisina? Man visada pasiteisina. Kaip tau, nežinau. Man visą laiką tavo nuojauta į naudą pasiteisindavo. Tai matai. Aš mėgstu labai nuojautą. Aš esu kartais net į savo klientams sakau, kad ar mes kada nors sakom, kad nepaklausiau savo intuicijos, kai gerai padariau, kad nepaklausiau. Tai sakau, aš ne iš vieno nesu girdėjusi, bet kad aš nepaklausiau savo intuicijos, kuri vaikščiojo su plakatais ir sakė, buvo šakės, arba neik tenai, arba ten reikia daryti kitaip. Ir sakau, paskui pasigailėja, tai praktiškai kiekvienas. Tai man veiksmas iš jausmo labai yra legalus ir labai suprantu, kad žmonėms tikriausiai yra sudėtinga suprasti dėl to, kad jie taip pat nejaučia. Apie ką aš tikiuosi mes dar padarysim podcastą. Apie tai, kodėl tu nejauti taip pat, kaip aš jaučiu. Kvepia anonsų kažkaip. Čia pasižiūrėsim, gali būti visai. Bet, nes iš tiesų, to prasme, kad labai sunku patikėti, nes aš nematau, žinai, įrodyk man tą savo jausmą. Kažkaip tai, kad kodėl tu iš jausmo mus kvieti šokti nuo olos, sakydama, kad tenai jaučiu, kad bus, žinai, padėtas koks nors čiužinys minkštas. Bet čia ir man ta visa magija ir dingsta, kai jeigu kitam paaiškinti, tai reikia pagrindimo ieškoti tada. Ir tada man visas tas pajautimas nueina velniop dėl to, kad reikia tada faktų, reikia patirtim remtis, nes neina papasakoti kitaip. Tai yra, kad aš jaučiu, ką jaučiu. Biški dilgsteli ten man kairiam petį ten, aš iš to sprendžiu, kad čia būtų gera idėja, kaip paaiškinti. Bet ir būtent, kai jeigu pradėtum nagrinėti, kai tu, Ieva, sakai, kad galima, aš nagrinėti, ne? Taip. Bet kai pradedi nagrinėti, dingsta tas reikalas, nes tada galima kabinėtis prie kiekvieno tavo to narelio. Ir kada nueinama kabinėtis prie kiekvienos iš sudedamosios dalies,
kur esmė yra ne tik tai tie puzlai, mozaikos, tie gražūs stikliukai, bet ir tie klijai, kurie jungia, kas yra tos intuicijos dalis, tas gebėjimas greitai sujungti dalykus. Ką mes sakom, intelektas tai nėra žinių kiekis, tai yra gebėjimas jungti žinias ir iš jų kurti naujas žinias, daryti išvadas, ta prasme. Kodėl nebūtinai turi būti daug žinantis žmonės yra aukšto intelekto. Tai gali sujungiantis dalykus būti aukšto intelekto. Tai man kai prasideda tas iš jausmo pasakymo analizavimas ir nagrinėjimas, absoliučiai nueinama į kažkokias tai pievas tuo metu, nes tada kiekviena detalė turi dar kažkokių tai išvadų ir, dingsta ta magija, kurią aš myliu. Prisiminiau per vienus mokymus, ten psichoterapiniai mokymai, buvo darbo principas, tai eini į ratų vidurį, dirbti vienas klientas, kitas terapeutas ir taip, toks vyksta mokymosi procesas, kad įvyksta darbas, tada įvyksta jo aptarimas, kad būtų mokomasi konceptualizuoti tą darbą. Ir aš buvau terapeutu ir po to reikėjo papasakoti apie tą darbą ir aš pasakoju, pavyzdžiui, kad klientas labai greitai pasakojo, aš tada kaip priešpriešą pradėjau kalbėti žymiai lėčiau, nei man yra įprasta. Ar aš apie tai galvojau tuo metu? Ne. To nevyko. Atsukus filmą, taip, aš galiu ten bandyti sureflektuoti, ką veikiau, bet iš tikrųjų tai aš nei galvojau, nei kažkaip tai kaip metodą naudojau, nei kažką, tai man tiesiog norėjosi susitikti su žmogumi ir tiesiog intuityviai, tiesiog balsas pradėjo lėtėti. Kai aiškinu, skamba lyga, aš čia dabar pastebėjau ir tyčia aš pritaikiau 148 puslapyje 15 eilutės metodą kažkokį tai. Tarsi yra ta stebuklinga knyga. Tai čia man tie tokie, dėl ko ir atsinešiau šitą temą, tai yra iš šono atrodo, kad žmogus žino, bet veikime dažnai būna, tai yra nežinojimas, o tai yra automatinis įgūdis, kažkoks tai pastabumas, buvimas veiksme, bet tai nėra apie žinojimą, nors iš šono gali atrodyti kaip žinojimas. Ir gali būti, kad ten to žinojimo yra labai mažai iš tikrųjų, o susidaro įspūdis, kad kiek čia žino, kiek čia moka. Tai man tada kyla klausimas, tai kas mums yra žinojimas? Eglė dėliojant tokius skirtingus žinojimus. Taip, man yra 3 žinojimų šitų visuma ir šokis. Tai yra, žinau faktus, turiu patirtį ir turiu dar patyrimą kažkokį tai. Nes tai, apie ką mes kalbam pastaruojusius, nežinau, kiek čia 15 ar kažkiek minučių, man skamba apie tai, kad visa tai yra žinojimas. Tai yra ta pati intuicija, tas pats susidėliojimas, tos pačios pauzės, sulėtinimas tempo kalbėjimo ar dar kažkas. Tai yra žinojimas. O tai kur mes šiandien apie nežinojimą? Čia kad gal pripažinimas, kad žinai. Nes kieno ta žinojimas? Ar žinojimas yra faktai, vadovėlis, kas tada yra žinojimas? Čia to nueisim į filosofiją. Kas yra žinojimas. Tai aš manau, kad užtenka tiek, kad tiesiog nežinoti galima, bet nėra visados paprasta. Kaip pavyzdžiui, užklumpa kitų lūkesčiai, juos galima pasigauti. Viena iš vilkduobių man yra, jums girdžiu, nelabai pasigauna, kartais būna. Tada yra skirtingi žinojimai ir ką tu iškategorizavai, Eglė, tai yra tas trečias žinojimas, jo atskleidimas sugadina visą tą žinojimą. Tiesiog. Nes tada atrodo labai daug nežinojimų. Taip. Faktiškai žinai, teoriškai tarsi nežinai. Nes, ką tik įrodėjai savo žinojimą veikimu, tarkim, ten iš intuicijos kažkas pavyko,
kai pradedi jį nagrinėti per su akademinė lupa, paaiškėja, kad nieko ten, jokio žinių nėra, tipo, bet įvyko. Bet veikia, gavosi, tai kas blogai, rezultatas yra. Siūlau vyniot meškeres mums. Jo, nes manau, kad mes jau nebežinom. Nežinom, ko dar nežinom. Taip. Bet mums visko ir nereikia žinoti. Bet man buvo smalsu susižinoti apie žinojimą šiandien. Jaučiuosi daugiau žinant apie žinojimą. Apie savo žinojimą. Apie savo žinojimą ypač. Taip. Ir apskritai apie bendrą žinojimą. Man bus apie ką mąstyti, kad kaip tas neužskaitytas žinojimas tampa užskaitytų žinojimų manyje, kitose, kaip mes užskaitom. Kaip legalizuojam tą žinojimą. Man tai labai patinka tas žodis užskaityti, tai yra, kad ir šitas dalykas yra, šitas yra žinojimas ir šitas yra žinojimas, o ne tiesiog, čia gavosi kažkaip tai pasisekė ar dar kažkas tai tokio, kad padariau, nes, arba sugalvojau, nes žinau, šitą žinau. Man dainelė tokia iš multiko išlindus yra, kad aš stebuklingus sakinius turiu, paveidui kiškių, voverių, nenusimsiu aš tokinių ir tapsiu seneliu visą žinių. Koks svainas. Tai siūlau šitoje vietoje ir stoti, šitoje eilėraštuko. Taip. Ir kai aš nežinau kelio, tai nepatarinėjau, kur eiti. Manau, kad tu turistės merginos su sunkiamis kuprinėmis tikrai tau padėkotų. Jeigu nežinotum. Aš išmokau. Tai ką, tai tiek šiandien. Plačiau galima pasidomėti apie mus aplinkaverslo.lt ir galima komentuoti, rašyti klausimus, laukiam. Taip. Tiek YouTube platformoje, tiek ir kitose. Tai kur jau galima rasti? Kur rasit, ten ir komentuokit. Taip. Labai, iš tiesų labai rūpi tas grįžtamasis ryšys ir labai malonu. Ir ačiū tiems, kas rašot. Taip. Tai kol kas tokia patogiausia būtų Spotify platformoje ir YouTube. Kur galima palikti komentarą, tai tikrai perskaitysime kažkur, tai ten marės ir spamą nenuės. Ir atreaguosim. Taip. Ką? Iki? Iki.